Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikintis su jumis šiame YouTube kanale. Šeštadienį šį kartą sveikinamės, aš jau sakiau, tiesiog noriu išlaikyti tradiciją. Prieš praėjusius Seimo rinkimus, prieš praėjusius prezidento rinkimus aš kalbėjau apie savo pasirinkimus, kodėl tokius pasirinkimus darau, tradiciškai tokius video įrašau. Tai yra mano asmeninė nuomonė, jūsų nuomonė gali būti visiškai kitokia. Politika yra toks klausimas, kur kartais sutarimą rasti yra labai sudėtinga. Nežinau, jauno studento ir pagyvenusios močiutės, seniorės poreikiai gali būti visiškai skirtingi. Vieni dalykai rūpės jaunai šeimai, kiti dalykai rūpės kokiam nors verslininkui, treti dalykai rūpės žmonėms, kuriem yra svarbus ten kokie nors žmogaus teisų klausimai. Ir kiekvienas turi savo pasirinkimą ir tuos visus dalykus reikia derinti, tokiu būdu yra išrenkamas Seimas. Todėl tai, ką sakau aš, atspindi labiau mano vertybės, mano požiūrį. Ir žiūrėkite į tai kritiškai. Vėlgi vyriausiai rinkimų komisijai pasakau, kad tai nėra niekieno apmokėta politinė reklama, tai yra visiškai mano subjektyvi nuomonė, šitas epizodas su nieko nederintas, niekas be manęs nežino, apie ką aš čia kalbėsiu, bet jeigu reikia pasakyti, kad tai agitacija ar politinė reklama, nes įstatymas tai numato, aš tai pasakau. Tiesiog nekelk triukšmo iki rinkimų pabaigos, gerai? Ne. Kaip atrodys šitas epizodas? Seimo rinkimuose dalyvauja 15 sąrašų, aš iš esmės ir kalbėsiu apie daugiamandatės, nėra galimybės pasikalbėti apie vienmandatės, yra per daug kandidatų, aš pasikalbėsiu tik tai apie savo vienmandatę ir už ką balsuosiu tenai, bet aš pagalvojau, padarysiu taip. 15 sąrašų išdėliosiu nuo blogiausio mano požiūriu iki geriausio. Tai yra, jūs pamatysite epizodo pabaigoje ne tik tai už ką aš balsuoju, bet ir bendrai kaip aš vertinu politinės partijas, kurios šiuo metu dalyvauja rinkimuose. Vėlgi, kaip ir sakiau, tai yra mano vertinimai, aš pateiksiu trumpus argumentus. Yra daug dalyvaujančių sąrašų, todėl aš neturėsiu labai daug laiko kalbėti apie kiekvieną iš jų, todėl pasakysiu esmę. Pradėkime nuo dugno. Prašiausia, ką jūs galite pasirinkti šiuose rinkimuose, yra Eduardas Vaitkus. Aš labai ilgai galvojau, ką čia būtų galima sudėti ir aš nusprendžiau padaryti kitaip, negu dariau visada iki šiol. Aš nerankiosiu kažkokių juokingų momentų, aš nerankiosiu kažkokios pramogos, melagienų akivaizdžių, nors kai kuriuos melus dekonstruosiu, bet aš noriu šiek tiek rimčiau pasikalbėti, nes dalykai, kurie vyksta per rinkimus ir jau ne pirmus rinkimus Lietuvoje, rodo, kiek rimtai mes turime teisinių spragų kaip valstybė. Tai pradėkim nuo to, kad štai su Liaudies partija Eduardas Vaitkus ir jo sąrašas kandidatuoja. Pirmiausia, kasgi ta Lietuvos Liaudies partija, tai jūs galite pasižiūrėti į pirmininkus. 2010 metais ją Kazimiera Prunskienė įkūrė, paskui nuo 14 metų Andrius Šedžius vadovavo jai, paskui Aras Sutkus, Rolandas Paulauskas, Vaidotas Prunskus, na ir dabar vadovauja Tauras Jekelaitis. Va tie žmonės, kurie būrėsi šitam darbui, tai yra, nežinau, tokie brangūs žmonės, bent jau man brangūs, nes jie daro tą tikrą darbą, reikalingą darbą, neša žinią, jie gaišta asmeninį laiką, kaip sakyt, nuo savo šeimos galbūt ir kitų turi pomėgių. Portalas 15 minučių, šių metų rugpjūčio 12 diena Lietuvos Liaudies partijos kandidatų į Seimą sąraše ne vieno politinės jėgos nario. Lietuvos Liaudies partijos kandidatų į Seimą sąraše nėra ne vieno šios politinės jėgos nario, teigia sąrašo vedlys, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Tai yra ta bendrystė ir parodo, ko mes verti. Tai galim kartu pagalvoti, ko yra verta partija, kuri nedeleguoja nei vieno savo nario rinkimuose, bet leidžia savo partijai suteiktą teisę sudaryti sąrašą, pasinaudoti Kremliaus troliams. Tai yra bendrai, kodėl yra per partijas siūloma dalyvauti rinkimuose, tu gali vienmandatėje dalyvauti ir kaip nepriklausomas kandidatas, bet kalbant apie sąrašus. Todėl, kad tai būtų tam tikra atsakomybė. Partija turi sukurti tam tikras kiekis žmonių, prieš tam tikrą laiką, keliami tam tikri reikalavimai ir panašiai, kaip praleidžiamos lėšos, galima gauti dotacijas. Tai šiuo atveju, jeigu tu sukūręs partiją, o partija iš esmės yra kuriama tam, kad bendraminčių idėjos, jeigu jas palaikys žmonės, galų gale būtų įgyvendintos, kai partijos nariai atsidurs valdžioje ir šiuo atveju tu net nedalyvauji rinkimuose, o užleidi kažkam kitam pasinaudoti šitą teisę, tai tu tiesiog naudojasi įstatymų spragomis ir tokia partija apskritai turėtų būti likviduota. Aš nežinau, ką partijos pirmininkas dabar galvoja, bet jis turėtų degti iš gėdos, puikiai suprasdamas, kad jo partija kažkas naudojasi, taip kaip daug kartų jau tai sakiau, kaip prezervatyvų, pasinaudos ir numes. O jisai toliau liks ir savo partiečiam galės pasakoti, kokie jūs esate visi geri, kaip jūs aukojate savo laiką, kaip jūs atsitraukėte čia nuo šeimos dėl visuomeninės veiklos. Aš nežinau, kas jums buvo pažadėta už tai, kad jūs Vaitkui ir jo šutvei leistumėte
dalyvauti rinkimuose, bet į tai Vyriausia rinkimų komisija turėtų žiūrėti labai atidžiai ir politikai tokias spragas turėtų taisyti. Aš klausau, kaip sisteminės partijos ruošiasi mus visus pakišti į karo duobę. Toks jų uždavinys, nes jos ir yra sisteminės užtat partijos. Tai, ką galima pasiekti dviem būdais, skirtingais. Vienas – bandyti karinę jėgą pasiekti taiką. Žodis bandyti yra esminis. Bandyti karinę jėgą pasiekti taiką, ką mes dabar ir darome. Kad ta taika bus trumpalaikė, labai gražiai įrodė po pirmo pasaulinio karo pasiekti rezultatai, kurie privedė prie antro pasaulinio karo. Sisteminės partijos nori tai kartoti. Kartoti šitą patyrimą, nes dar mažai milijonų žmonių aukų. Čia Eduardas Vaitkus atsakinėja 15 min debatuose į debatų vedėjo Vaidoto Beniušio klausimą, kuris yra aiškus, ar didinti finansavimo gynybai. Ir jisai sako, ne, finansavimo gynybai didinti nereikia, sisteminės partijos nori pakartoti pirmą ir antrą pasaulinį karą, žus milijonai žmonių, su kaimynais reikia susitarti, visi mes esame žmonės. Tai praktiškai jo pažodinė citata. Na ir vėlgi, jisai tai kartojo daug kartų, visi tai girdėjo, jeigu jūs esate žiūrėję bet kuriuos debatus su Vaitkumi ir matė diskusiją būtent šio klausimu. Bet man buvo įdomesnis kitas klausimas, kuris buvo užduotas gerokai vėliau tuose pačiuose debatuose. Klausimas skambėjo taip. Jeigu mes prisimintume 1940 m. birželio mėnesio vyriausybės posėdį, kai tuo metu Sovietų sąjunga pateikė mums ultimatumą ir mes žinome, kad mes būsime okupuoti ir vyriausybė nutarė nesipriešinti ir priimti šitą ultimatumą. Ir klausė pirmo Vaitkaus, ką jūs darytumėte tuo metu, jeigu būtumėte vyriausybėje? Kaip jūs manote, ką jis atsako? Reikėjo suduoti smūgį atgal. Reikėjo parodyti mūsų principinį nesutarimą ir pasakymą, kad tai yra agresija ir okupacija. Tai yra klasikinis atvejis, kai melagis ir populistas tiesiog painiojasi savo pozicijose. Vėlgi, su kuo tu suduotum smūgį atgal, jeigu tu dabar sakai, kad reikia išstoti iš NATO, iš ES ir reikia mažinti gynybos finansavimą, nes visada su geranorišku kaimynu galima susitarti. Tai kaip tu tada būtum taręsis? Ir jeigu tu sakai, kad reikia suduoti smūgį atgal, kodėl tu dabar ant Ukrainos taip šlykščiai pili pamazgas, kai jinai bando suduoti smūgį atgal, po to, kai buvo užpulta. Tai vat, kai žmonės balsuoja už tokius politinius darinius, už tokias zombių partijas, už tokius veikėjus, kurie čia pat sako vieną, paskui čia pat sako kitą, aš neįsivaizduoju, kas vyksta jų galvose. Aš rinkėjas. Idi nachui. Aš dabar negaišiu laiko kalbėdamas apie jo sąrašą, ten velnias koja nusilaužtų, apie jo antrąjį numerį sąraše Mažvydą Misiūną. Aš dariau dalį epizodo praeitą savaitę, galite susirasti, jis tikrai vertas jūsų dėmesio. Ir jūs galite suprasti, kas per žmonės veržiasi į politiką. Spalio 11 dieną portale TV3 LT pasirodė žurnalistinis tyrimas, paaiškėjo tamsioji su Vaitkumi į Seimą einančio advokato pusė. Sunku patikėti šio žmogaus veiklos mastais. Artėjančiuose Seimo rinkimuose dalyvaus skandalingais pasisakymais pagarsėjęs Eduardas Vaitkus. Naujienų portalo TV3 pavyko išsiaiškinti, jog Vaitkaus dešinėje ranka vadinamas advokatas Mažvydas Misiūnas jau daugybę metų slepia turtą po neaiškiomis įmonėmis, tuo pačiu metu civilinė tvarka bylinėdamasis su daugiabučio bendrija, kuriai anksčiau teikė paslaugas. Na ir čia yra kalba ir apie jo nesumokėtas skolas, ir valstybiniai mokesčių inspekcijai, ir sodrai, ir apie dalykus, kuriuos aš pasakau, bet čia yra ir gerokai daugiau įdomių dalykų. Pavyzdžiui, vienas iš labai iškalbingų čia pacituotų faktų man yra šis. Jau eilę metų Misiūnas kelia civilinės bylas prieš bendriją. Vien 2019 metais buvo 3 tokios bylos, 22 2. Šios keliamos bylos jau tapo savotiška psichologinio teroro priemonė prieš bendriją. Aš nenoriu kartotis Facebook'e apie tai kur kas daugiau rašiau, bet aš labai džiaugiuosi, kad žmonėm, kurie štai tokiu būdu nuo jo nukentėjo, dabar turėtų būti lengviau, nes į teismus su juo vaikščiosiu aš. Ir jau dabar vaikštau į skirtingas institucijas. Tai štai labai džiaugiuosi, kad ką tik tai Vyriausia rinkimų komisija priėmė man palankų sprendimą. Atsakomoji nuomonė turi pirmiausia neklaidinti ir antras dalykas to, ko iš manęs buvo prašoma, tai yra tiesiog kiekvieno prašau šiek tiek sveiko proto 30 teiginių, ar jie iš viso, toks teoriškai gali būti variantas, kad 30 teiginių būtų iš esmės neteisingi arba klaidingi. Tai šiuo atveju yra tiesiog visiškai aiškus bandymas pasinaudoti įstatymu, kuris yra apibrėžtas taip, jog tu paminėjęs faktais, pasirėmęs ir paminėjęs neigiamame kontekste
politiką, kuris yra aukščiausio viešumo viešasis asmuo, kurio kritikos ribos yra pačios plačiausios, o visuomenės teisė žinoti tikslę informaciją yra nebejotinai pati didžiausia, tu turi įsileisti jį pas save į eterį ir tu jam turi be jokių komentarų leisti akivaizdžiai meluoti, aš jums tiesiog tai nurodžiau faktais. Ko norėjo Mažvydas Misiūnas, tai yra, kad aš paskelbčiau daugiau negu 30 jo atsiųstų aiškiai melagingų ir faktam prieštaraujančių citatų, be jokio savo komentaro, kaip atsakomojo nuomonė. Aš sakiau Vyriausiųjų rinkimų komisijai, kad aš galiu apibendrintą jo nuomonę paskelbti, kad žiūrėkite, viskas yra melas ir politinis puolimas. Ir aišku, reikėtų ne tik apie mane tokią nuomonę skelbti, bet bendrai apie plačiai žiniasklaidoje linksniuojamą jo vardą ir pavardę. Tačiau aš sakiau, kad aš negaliu 30 melagingų teiginių dėti ir sakyti, kad žiūrėkite, rinkitės. Štai mano teiginys, kuris yra paremtas faktais, ir štai yra Misiūno visiškai išgalvotas melagingas teiginys, o jūs jau patys pasidarykite savo išvadas. Ne, tokių dalykų šitame kanale tikrai nebus ir Vyriausioji rinkimų komisija įsiklausė į mano argumentus ir aš labai džiaugiuosi, kad buvo priimtas sprendimas, jog aš neprivalau šito melo dėti. Jei vienas subjektas pateikia informaciją su įrodymais, su dokumentais, tai be abejo atsakomojo nuomonė, jei tokia būtų, turi būti analogiškai pateikiama su įrodymais, o ne nepateikiamas emocinis fonas. Pritariu, gerai pasakyta. Atrodo savaime suprantama, kad tu negali į tiesą atsakyti melu. Atsakomoji nuomonė tau neleidžia klaidinti, ypač kai mes kalbame apie politikus. Ir šiuo atveju, kalbant apie Eduardą Vaitkų, aš matau vieną vienintelį pozityvų dalyką. Tai yra tai, kad šitas žmogus išgrynina, parodo silpnasias sistemos vietas, kurias mes turime stiprinti. Visada yra tas balanso klausimas, kur yra demokratija ir kur yra tam tikri apsaugos mechanizmai, kad tos demokratijos laisvėmis nebūtų piktnaudžiaujama. Na, o kalbant apie Eduardą Vaitkų, reziumuojant, aš tiesiog sakau labai paprastai, jūs balsuodami už jį renkatės Putino batų laižytoją. Jūs Lietuvą artinate prie Ukrainos scenarijaus. Jūs renkatės asmenį, kuris sako, išstokime iš tarptautinių organizacijų, praraskime tą skydą, kurį dabar turime ir tikėkime, kad Putinas tuo nepasinaudos. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į istoriją, visai neseną, vos 2-3 metų istoriją, jūs suprastumėte, kiek naivus yra tokie žodžiai, o šiuo atveju jie nėra naivus, jie yra sąmoningai melagingi ir dalis visuomenės tokiais žodžiais patiki, yra suklaidinama ir man dėl to labai gaila. Toliau sąraše statyčiau taikos koaliciją. Vėlgi, Uspaskichas, Tratas, Tutkus, apie jį esu daręs epizodą, na ir visi kiti veikėjai, kurie susibūrė į vieną kompaniją ir sako, žiūrėkite, mes už taiką. Aš manau, kad visi yra už taiką, bet yra keletas labai protingų pasakymų, kad jeigu tu nori taikos, tai būk pasiruošęs karui. Lygiai taip pat yra sakoma, kad tas, kas nemaitina savo kariuomenės, maitina svetimą ir mes tokių pavyzdžių Lietuvos istorijoje jau labai daug turėjome. Ką čia daug kalbėti? Iš esmės tai yra tas pats lygis kaip ir Vaitkus, Uspaskichas, bėgęs į Rusiją, turėjęs verslą Rusijoje, galima žiūrėti į jo retoriką, žmogus negalintis atsakyti, kam priklauso Krymas ir taip toliau. Prokuroras turi vykdyti tyrimą, jeigu atėjo kažkokie signalai. Jis tegul užsiminėja savo darbą, mes savo. Ir žurnalistai čia viškai ne prie ko. Šiuo metu Europos prokuratūra tyria, kaip Uspaskichas galėjo grobstyti lėšas, na, įdarbindamas fiktyviai asmenis. Vėlgi, Uspaskichas sako, tegul prokurorai aiškinasi, o čia žurnalistai yra visiškai ne prie ko. Tai žurnalistai ir visuomenė ne prie ko, jeigu partija ir koalicija veda partijos pirmininkas, kuris turi rimtų problemų su teisėsauga. Štai toks yra pagal jį Lietuvos politikos standartas, skaidrumo standartas. Vėlgi, kodėl jį aukščiau negu Vaitkų pakėliau, bent jau jis eina kaip darbo partijos pirmininkas, veda savo partiją, na ir ten į koaliciją atėjo kitos partijos. Pasidalinkite, man labai svarbu, ar šis darbas nėra veltui, ar kam nors iš vis to reikia. Labai geras klausimas. Niekuomet nesivėliu į politiką. Tai šiuo atveju šiek tiek garbingiau elgesi, na bet aišku, pats Uspaskichas yra nekartą žadėjęs, kad jau trauksis iš politikos, yra netgi lažybas pralaimėjęs ir sakė, viskas, manęs darbo partijos pirmininko poste nebus, na bet matyt yra kažkokios jėgos, nebūtinai Lietuvoje, kurios yra labai suinteresuotas,
kad Uspaskichas vis dar tą vežimą temptų, ar jam pavyks jį atitempti Seimą, aš neįsivaizduoju. Tai yra, ar jisai peržengs 5%, tiesiog matau, kiek yra išleidžiama pinigų, matau, kiek yra lauko reklamos, kiek yra, pavyzdžiui, investuota į tą pačią Vikondos šventę, kuri padaroma didžiulių koncertų ir aišku, tai su politika niekaip nesusiję. Aišku, kad tai nėra rinkėjų papirkinėjimas. Aišku, kad tai yra tik tai verslo reikalai. Apie Viktorą Uspaskichą aš esu padaręs ne vieną epizodą, esu netgi dėl vieno iš tų epizodų teismo procesą prieš jį laimėjęs, tai galite susirasti, pasižiūrėti, ką čia labai daug kalbėti. Ir visas pasakojimas, čia nėra per daug pasakoti. Toliau Skirmanto Malinausko partijų reitinge aš statyčiau Regionų partiją. Gal tiksliau reikėtų sakyti Pinskų partija. Ir Živilė Pinskuvienė čia groja pirmų smuikų, vėlgi politikė, kuri buvo bausta už balsų pirkimą, čia būtų galima labai ilgai pasakoti. Viskam yra pradžia pabaiga. Šiandien iš Širvintos atvykęs totalus melagis, manipuliuotojas žmonėmis. Einu į susitikimą. Pasinaudodama tą progą, kad pats atvažiavai iš Širvintos, noriu paklausti, kodėl taip meluoja ir kalbė apie Širvintų rajoną. Tai aš labai konkrečiai pateiksiu kelis tik tai faktus. Kad Žemaitaitis meluoja, čia būtų galima ne kelis, o kelis tūkstančius faktų pateikti. Na ir Pinskaus balsavimai Seime čia yra mažiausia problema. Beje, kalbant apie Pinskų, man visada patiko šito žmogaus retoriniai gebėjimai. Aš tiesiog norėčiau paminėti ir pakalbėti apie tai, kas nebuvo paminėta. Iš tiesų mes, kaip ir buvo paminėta, Man pasimetimas. Apie šią porą būtų galima kalbėti labai ilgai. Vėlgi iš karto po darbo partijos, kažkada atskilusi iš darbo partijos, kažkada vėlgi teista už balsų pirkimą, netekusi Seimo nario mandato. Už tai, kad 2015-aisiais darbietės Živilės Pinskuvienės naudai organizavo balsų pirkimą, nubausti 2 asmenys. Žodžiu, ir apie Živilę Pinskuvienę, ir apie Joną Pinskų galima pasigūglinus rasti aibę įvairiausių ir straipsnių, ir žurnalistinių tyrimų, bet dabar aš noriu pakalbėti geriau ne apie juos. Beje, apie Živilę Pinskuvienę aš taip pat esu daręs epizodą, apie daugą iš šios publikos epizodus esu daręs, ir ten buvo taip pat kalba apie vieną asmenį, kuriam net ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl elementaraus komentaro Facebook'e po jos paskyrą. Tai po mūsų epizodo šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, vėlgi linkėjimai Arnoldui, bet aš dabar noriu pakalbėti ne apie Živilę ir ne apie Joną. Man tiesiog labai įdomu, vėlgi, kas su jų partija ir kokiuose rinkimuose dalyvauja. Rusija kalta dėl to, kad užpuolė Ukrainą, bet Rusija buvo nemaža dalim išprovokuota šitai agresijai. Čia kalba Stasys Jakeliūnas debatuose kandidatų į Europos parlamentą ir ten jisai kandidatavo nuo Regionų partijos. Būtent jis buvo deleguotas į debatus ir jūs matote, jisai sako, kad Rusija buvo išprovokuota Ukrainos, dėl to ją užpuolė. Vienas iš Rusijos iškeltų reikalavimų ultimatume buvo ne tik apie Ukrainą, bet ir apie Baltijos šalis ir NATO pajėgų išvedimą iš Baltijos šalių, kad liktumėm tokią pat pilkąją zoną, kaip buvom tarpukariu. Jūsų nuomonė, gal ir šitam reikalavimui reikėtų nusileisti, kad neišprovokuotumėm Rusijos mūsų užpuolimui? Čia dėrybinė pozicija. Lietuva, Baltijos šalis yra NATO šalis ir niekas to nekvesionuoja ir nekvesionuos. Tiesiog užfiksuokime. Regionų partijos kandidatas sako, kad Lietuvos buvimas NATO yra dėrybinė pozicija, kas čia su kuo turėtų ir dėl ko dėrėtis. Ir antras dalykas, kad niekas to buvimo NATO nekvesionuoja, kas yra tiesiog netiesa. Viena iš daugelio publikacijų šią temą TV3 LT 2022 m. sausio 21 d. Kremliaus siūlymas grįžti į 97-uosius. Vienintelis Rusijos turimas argumentas – bauginimas karu. Lietuva NATO nare tapo 2004 m. kovo 29 d. Kitaip tariant, Rusija ne šiaip kvesionuoja, bet reikalauja, kad NATO atsitrauktų į 97 metų ribas. Ir tai reiškia, kad Lietuva nebebūtų NATO nare ir mes nebeturėtume tos apsaugos, kurią turime šiuo metu. Kaip Jūs manote, kodėl Rusija kelia tokius reikalavimus? Beje, tokie reikalavimai buvo kelti prieš pat invaziją į Ukrainą. Tai dabar pasižiūrėkite, kokią paralelinę realybę jums kuria štai visi šitie veikėjai. Jakeliūnas nesėkmingai dalyvavo Europos parlamento rinkimuose su Regionų partija, paskui pranešė, kad jisai dalyvaus su Uspaskicho taikos koalicija rinkimuose, tačiau paskutiniu momentu apsigalvojo ir VRK paprašė išbraukti jį iš sąrašų ir pasakė, kad rinkimuose nedalyvaus iš viso. Šiuose rinkimuose su Regionų partija dalyvauja ir Kristupas Krivickas. Iki tol jisai rinkimuose dalyvaudavo su Tautos ir Teisingumo sąjunga centristais tautininkais.
toks nemenkas pasaulėžiūros lūžis įvyko, kai nuo tautininko tu staiga pasukiai link regionų partijos, na ir tavęs netrikdo štai tokie tavo kolegos, kuris dalyvauja Europos parlamento rinkimuose, pasvarstymai apie Rusiją ir Ukrainą. Bet čia nieko stebėtis nereikia, nes regionų partijoje yra pačių įvairiausių žmonių. Pavyzdžiui, regionų partijoje yra netgi buvusi Šviniaus anglų kalbos mokytoja. Portalas LRT LT 22 metų sausio 26 diena po pranešimų apie ryšius su Buziu ir Pukeliu ir Marijampolės politikė nebesieks vadovės postos Skvernelio buriamoje partijoje. Na ir čia kaip tik cituojamas mano Facebook įrašas. Beata Volungevičienė dėl panašių priežasčių prieš tai buvo pašalinta iš Valstiečių partijos, paskui buvo pašalinta iš Skvernelio demokratų, na bet panašu, kad į regiono partiją gali ateiti visi. Nesvarbu kokia tavo praeitis, nesvarbu kokie tavo ryšiai ir nesvarbu kokia tavo pasaulėžiūra. Tai šiuo atveju aš ir žiūriu į šitą partiją kaip į tokią šiupininę sriubą. Sriuba liuks, man patinka derinys. Ir taip jinai galbūt šiek tiek geresnė už Uspaskicho taikos koaliciją ir nebejotinai geresnė už visišką dugną, tai yra Vaitkaus sąrašą, bet čia irgi yra labai daug problemų. Ir jeigu man reikėtų rinktis tik tai iš jų trijų, regionų partija laimėtų, bet kadangi yra ir kitų pasirinkimų, jinai yra trečia nuo galo. Ketvirtoje vietoje nuo galo Nemuno aušra. Tai yra pirma politinė partija, kuri nesusijusi su Uspaskichu ir Darbo partija, bent jau tiesiogiai. Jeigu jūs pamastytumėt, tai suprastumėt, kad vėlgi Viktoras Uspaskichas yra Darbo partijos įkūrėjas, pirmininkas, vadovas ir šiuo metu, jis ten daug kartų išėjo ir sugrįžo. Živilė Pinskuvienė buvo Darbo partijos vadovė, taip pat su Jonu Pinskumi buvo aktyvus Darbo partijos nariai, o Eduardas Vaitkus buvo Darbo partijos narys ir taip pat buvo Darbo partijos ministro patarėjas. Šiuo atveju visi šitie žmonės yra su Uspaskichu susiję. Žemaitaitis yra susijęs su Paksu. Žemaitaitis yra buvęs Tvarkos ir teisingumo pirmininkas, partija, kuri buvo likviduota, buvo teisiama už korupciją, žmogus, kuris save pristato kaip nesisteminį kandidatą, bet kuris ilgą laiką buvo valdžioje. Kodėl taip žemai Nemuno aušra? Čia per sunkus klausimas. Ketvirtadienio naujienos verslo žinios. Nemuno aušros kandidatas Aleksandras Fursas teistas dėl narkotinių medžiagų, jo narystė partijoje sustabdyta. Kalba yra apie 15 numerį sąraše ir tai yra Aleksandr Furs, kuris yra teistas dėl kokaino kontrabandos. Ar žinai, kas čia? Kokainas. Neatspėjai. Čia valdžia ir pinigai. Apie tai pranešė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Na ir vėlgi, nepaisant to, kad narystė partijoje laikinai sustabdyta, bet žmogus ir toliau yra sąraše ir labai didelė tikimybė, kad štai toks žmogus su tokia biografija gali pakliūti į Lietuvos Respublikos Seimą. Šių metų rugsėjo 9 diena portalas Delfi Nemuno aušros kandidatė į Seimą Markovičienė įtariama Kaune neblaiviai sukėlusi avariją ir pabėgusi iš įvykio vietos. Markovičienė patvirtino nusprendusi pasitraukti iš Seimo rinkimų. Žodžiu, rinktinė publika surinkta, narkotikai, alkoholis, kriminalas. Manau, kad bus labai linksma Nemuno aušros štabe rinkimų naktį. Gal norėtum kokaino? Dar turiu LSD bei ekstazį. Žiūrėkit, dar kartą, aš dar jums negirdžiu, kaip suprantu, jūsų užsiblokavęs vienas blokas neveikia. Pats partijos pirmininkas Žemaitaitis yra nubaustas už konstitucijos sulaužinimą, už savo antisemitinius pasisakymus. Dėl to vyksta ikiteisminis tyrimas. Asmo, kuris viešai sakęs yra, jog nepritarė sankcijoms Rusijai. Asmo, kuris visais įmanomais ir neįmanomais būdais, visomis progomis, vėlgi dažniausiai skelbdamas melą, dergė Jungtinės Amerikos valstijas. Žmogus, dėl kurio signalų diplomatinių sulaukė ir šalies prezidentas, aiškiai vardinamas, kad nenorėtų šitos partijos ir šito žmogaus matyti vyriausybėje ir labai daug partijų jau pasakė, kad su juo nedirbs. Panašu, kad tie žmonės, kurie balsuos už Žemaitaitį, paprasčiausiai išmes savo balsą, nes praturtins opozicijos gretas. Na ir Žemaitaitis jam galės po to pasakot, labai norėjau, būčiau kalnus nuvertęs, bet eilinį kartą neišėjo. Patikėk, seniuk. Apžvalgininkas Marius Laurinavičius Žemaitaitį ir jo partiją įvardina kaip Kremliaus projektą ir aš esu linkęs su juo sutikti. Vėlgi, kažkas man pasakys, o tai kur įrodymai, pavyzdžiui, kur finansavimas? Ar jūs kada nors prisimenate bent vieną atvejį Lietuvos Respublikos istorijoje, kai Valstybės saugumo departamentas aiškiai nurodytų, parodytų ir įrodytų pinigų perdavimą iš Rusijos, Kremliaus struktūrų, FSB,
ambasados ir panašiai kažkuriai Lietuvos Respublikoje veikiančiai ir rinkimuose dalyvaujančiai politiniai partijai. Turbūt artimiausia istorija šiai įvyko su nušalintoju prezidentu Rolandu Paksu, kuriam $1 milijoną grinais, kaip pats teigė, įteikė Jurijus Borisovas per kampaniją. Štai čia yra Elrytas LT portalo straipsnis 2024 m. balandžio 5 dienos. Teismas, buvęs Rolando Pakso rėmėjas, Jurijus Borisovas kelia grėsmę Lietuvos saugumui, jis negali gyventi Lietuvoje. Na, o čia prieš 10 metų, 2014 m. lapkričio 3 dieną portale Delfi pasirodęs Šarūno Černiausko tekstas Rolando Pakso kelyje į politikos viršūnę – milijonai iš Rusijos. Vėlgi didelis ilgas tekstas, jo neskaitysiu, tik tai nedidelė ištrauka. Kosminės sumos į įmonės vadovo ir vadovo sąskaitas. Matyt, prieš 18 metų Rusijoje katastrofiškai trūko statybininkų, ar bent jau taip liudija pats Rolandas Paksas, aiškindamas, dėl ko į Restako sąskaitą plaukia milijardai rublių iš Chanty-Mansijsko, esančio už maždaug 3,5 tūkstančio kilometrų nuo Vilniaus. Pridėkim dar tai, kaip Rolandas Paksas asmeniškai gyrėsi savo susitikimu su Vladimiru Putinu, čia grįžęs į Lietuvą ir pasakojo, kaip iš čia taikos pasieks pasaulyje, matėme, kaip jam tai sekėsi. Na ir jūs suprasite, apie kokį kontekstą mes kalbame, ir jūs sakysite, tvarka ir teisingumas, Paksas, o kuo čia Žemaitaitis dėtas? Gerai pagalvokim, greičiausiai nieko. 11 vieta, arba 5 nuo galo. Į ją aš statau Petro Gražulio Tautos ir Teisingumo sąjungą. Toks apima nedidelis dėžuvų jausmas. Vėlgi, pirmiausia, kodėl aš kalbu ne apie Orlauską, o apie Gražulį, nes Gražulis vadovauja Tautos ir Teisingumo sąjungai, centristam tautininkam. Vėlgi nepasisekė labai stipriai tautininkam, nes štai vienas tautininkas, žinomas, kaip jau minėjau, Krivickas, išėjo į regionų partiją, dabar juos į rinkimus veda kitas žinomas tautininkas, tai yra Orlauskas, kuris žinomas tuo, kad buvo pašalintas anksčiau iš socialdemokratų partijos, buvo socialdemokratų partijos narių, netgi buvo išrinktas į tarybą, dabar jisai yra Kauno rajono taryboje nuo valstiečių, na bet štai atėjo vesti centristus tautininkus, vėlgi žinomas dėl anekdotų apie karvę ir kraujomaišą, bet partijai vadovauja Gražulis. Gražulis, vėlgi, kalbant apie jį ir apie Žemaitaitį, kaip du vandens lašai. Irgi trynėsi su Paksu, buvo netgi frakcijos Seime tvarkos ir teisingumo seniūnas, vėlgi buvo pašalintas iš Seimo apkaltos būdu, Žemaitaitis spėjo pasitraukti pats paskutiniu momentu. Žodžiu, kai tu apie tai kalbi, tai tu tiesiog galvoji, kiek galima, ar ne? Pirmiausia, kalbėjom apie Uspaskicho hebrą, dabar apie Pakso hebrą. Kažkaip norėtųsi kažkokių naujų veidų, norėtųsi kažkokių naujų idėjų, na ir naujų politikos standartų. Ir tu supranti, kad visi šitie žmonės, apie kuriuos aš dabar kalbu, jie pretenduoja į tuos rinkėjus, kurie lygiai to paties nori. Ta vadinama protesto elektoratą, kurie sako, žiūrėkit, pavargom nuo sisteminių. Ir nei vienas iš balsuojančių nėra pajėgus suvokti, kad jie ir balsuoja už visiškai senus sisteminius kadrus. Petrai, kaip ten buvo? Nu, žiūrėkit, kas yra. Tai aš net žurnalistus ne pats kviečiau. O mano kolega, kuris buvo šalia, kai matė, kai man davė į veidą, gana stipriai. Tikrai esu prieš bet kokį smurtą ir už tokius dalykus reikia griežtai bausti. Na, jūs turbūt jau supratote, ta istorija apskriejo žiniasklaidą. Tai yra Petras Gražulis pasakojo, kaip jį rietavo turguje, neva tai sumušė, neva tai Nemuno aušros atstovas. Vėlgi, aš iš karto Petrui turiu patarimą. Jeigu kažkas jum trenkia, tai ne žurnalistus pirmiausia reikia kviesti, o policiją reikia pirmiausia kviesti. Bet dar svarbesnis dalykas, vėlgi pabrėždamas, kad aš esu prieš bet kokį smurtą. Štai šie du dėdės kalba, kaip yra blogai, kad tas smurtas naudojamas. Praeina šiek tiek laiko. Visus kviečiu, ne tik kitataučius, kuriuos engia, dergiasi, žemina, Tapinas, konservatoriai, liberalai, laisviečiai ir visi kiti. Kviečiu ir visus mūsų Lietuvos žmonės atvykti penktadienį į Lukiškių kalėjimą, kur vyks debatai, paskutiniai debatai 8 val. Vakare. Ir kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius, žodžiu, tai, ką turite namuose, ką galima panaudoti, jau, kaip sakant, susidarojimai tiesioginiam, nes kito kelio, kaip aš matau, mes nebeturim. Čia Petro Gražulio vadovaujamos tautininkų ir centristų partijos kandidatė į Seimo, kuri dabar kandidatuoja, na ir koks šitas žodis tiktų, nedviprasmiškai kviečia imti beisbolo lazdas, šakes, dalgius, važiuoti ir susidoroti su konkrečiais jai nepatinkančiais asmenėmis. Beje, juokingiausia, kad jinai tai daro kviesdama kitataučius. Vėlgi mes kalbam apie tautininkus,
Tautininkai buvo Smetonos partija, aš galvoju, jisai dabar turėtų karste vartytis. Na, aišku, policija reaguoja į tai, jinai atsiduria areštinėje, tai yra aiškus nusikaltimas, apibrėžtas baudžiamajame kodekse. Na ir kaip pasikeitė plokštelė, kai kalba yra ne apie Gražulį, kuris gavo į snukį, o apie partijos narę, kuri ragina įvykdyti nusikaltimą ir beisbolo lazda bei dalgiu arba šakėmis susidoroti. Buvo sulaikyta, nes ragino su lasdom eiti daryti tvarką. Kitaip tariant, šito glušio sąmonėje yra įsitvirtinęs toks elgesys, kad jeigu tu pasiemi lazdą ir man atrodo, jog pavyzdžiui Orlauskas šneka nesąmonės ir tai yra netvarka, aš tvarką darau eisdamas su beisbolo lazda pas jį. Tai kai kažkas atėjo su kumščiu pas Gražulį, jisai labai ilgai verkė, kaip tai yra blogai. Jau rinkimuose darosi, nenormali visiškai. Visiškai nenormali. O kai jo kandidatė siūlo padaryti aišku nusikaltimą, jis sako, tai yra daryti tvarką. Tai dar kartą, bet koks smurtas turi būti baudžiamas, bet jūs suvokite, ko verti yra šitie kandidatai. Na, tai yra absoliutus klaunai, tai yra iš tikrųjų absoliuti gėda. Ir kalbant apie šitas partijas, jeigu tik jos dalyvautų rinkimuose, aš tikrai neičiau balsuoti. Kodėl aš pastačiau šitą partiją aukščiau už Žemaitaitį? Nes mano akimis šitie klaunai yra mažiau pavojingi. Nes mano akimis, jeigu jie per stebuklą pakliūtų į Seimą, tai jie labai greitai subirėtų, išsivaikščiotų kas kur po kitas partijas, kažką gal pasodintų va štai dėl tokių raginimų, kažkas galbūt vėl kokiu nors nesąmonių prisidirbtų, jie nesugebėtų labai stipriai pakenkti. Tai yra tiek, kiek jie tyčiasi patys iš savęs per šitą kampaniją, na, niekas kitas iš jų labiau nepasityčios. Įpusėjame epizodą ir pasiekėme 10, pasistengsiu trumpinti viską. 10 vietoje Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Pirmiausia, spręsdamas apie tai, į kurią vietą dėti Lietuvos Lenkų rinkimų akciją, aš pasižiūrėjau į sąrašą. Nes čia yra situacija labai paprasta. Bendrai mums yra svarbus geri santykiai su Lenkija. Lenkija yra ypatingai svarbi ES valstybė, turinti stiprią kariuomenę, aiškiai žinanti apie Rusijos grėsmę, labai artima Lietuvos sąjungininkė, tai yra pagrindinis mūsų saugumo ramstis. Na ir be jokios abejonės, čia Lietuvos Lenkų rinkimų akcija gali padėti, bet visą laiką atsirasdavo kažkokių keistų dalykų. Na pavyzdžiui, tas pats Zbignevas Jedzinskis, kuris pasakodavo, kaip reikia išstoti iš NATO ir sukurti gynybinį alijansą su Rusija. Po tokių žodžių jisai buvo priverstas palikti partiją, bendrai aš dabar permečiau akimis sąrašą. Pirmas ten yra Valdemaras Tomaševskis, kuris aišku neliks Lietuvoje, jisai yra išrinktas į Europos parlamentą, jau kurią kadenciją jis ten yra, jis tenai ir liks. Kitos pavardės man kai kurios žinomos, dauguma nežinomų ir aišku aš manau, kad vėlgi į ką orientuojasi Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, tai yra į tautinės mažumas. Tai yra jų rinkėjai ir svarbiausia, kad tos pavardės būtent šitai rinkėjų grupiai būtų žinomos. Sakykime, vienkartinė išmoka seniorams, pensininkams 400 eurų metinė, kad jie galėtų, sakykime, pailsėti. 400 eurų. Jeigu sutarėme, tai kažkas bus valdančioji, tai mes būsim. Jūs irgi, tai galėsime kompensuoti. Arba kitas dalykas, kad nuo 70 metų seniorams darome visiems nemokamus vaistus. Sutarėme? Tai aišku, čia pati genialiausia idėja. O kodėl tik senioram 400? Man atrodo, seniorai ir taip pailsi. Aišku, galim jiem palikti tos 400, bet dar būtinai reikia jaunom šeimom, kiekvienam šeimos nariui poilsiui 400, nes vėlgi ten žmonės privargsta, paskolas atidavinėja, dirba, vaikus išlaiko. Studentam dar reikia poilsiui po 400, nes vėlgi ten žmonės egzaminus laiko, vargsta, mokosi, prakaituoja. Tai vėlgi, kai mes kalbam apie nemokamus vaistus, kodėl nuo 70? Darom nuo 60, o gal iš viso darom taip, kad Lietuvoje būtų pirma šalis tokia, kur tvarka leidžia visiems nemokamai gauti vaistų, jeigu susirgai. Aš manau, kad būtų labai patrauklus pasiūlymas. Jūs suprantate, kad tai yra neįgyvendinama, jūs suprantate, kad tai yra visiškas grynas populizmas, bet aš jums siūlau pagalvoti štai apie ką. Štai Narkevičius kandidatuoja Šalčininkose su Vaitkumi Eduardu. Ir man klausimas yra labai paprastas, kad jeigu aš būčiau Šalčininkų gyventojas, ką aš daryčiau? Ar aš rinkčiausi asmenį, kuris darys gėdą Lietuvai ir rizikuos mūsų visų nacionalinių saugumų ir bučiuos užpakalį Putinui? Ar aš rinkčiau asmenį, kuris man žada, žiūrėk, aš tau čia 400 suorganizuosiu nemokamai per metus, aišku, jis man nesuorganizuos, aš tai žinau, bet jo feilo pasiekmes yra nepalyginamai man mažiau skausmingos, negu rizikuoti dar kartą mūsų visų saugumu, negu prie valdžios prileisti asmenis, kurie yra atvirai Kremliaus troliai, kurie atvirai kalba dalykus, kurie visiems mums grėsia labai rimtomis pasiekmėmis.
Šiame kare kariaujama ne ginklais, o informacija. 9 vietoje aš statyčiau Laisvę ir teisingumą, tai yra Artūro Zuoko vadovaujama politinė jėga. Kodėl 9 vietą? Todėl, kad aukščiau yra man labiau patinkantis politikai, vėlgi tai yra visiškai subjektyvus mano vertinimas. Artūras Zuokas man kažkiek Kristupą Krivicką primena, tai yra vis bando patekti į Seimą ir vis jam tai nepatinka. Na, jisai turi savo rinkėją Vilniuje į antrą turą patenka mero rinkimuose, bet vėlgi jo rinkėjo nėra pakankamai, kad jisai laimėtų Vilniaus mero rinkimus, nepanašu, kad ta situacija ateityje keisis. Tai yra politikas, kuris man atrodo, kad į rinkimus žiūri kaip į tam tikrą žaidimą. Gali padebatuoti, gali susėsti, pasikalbėti, galbūt rinkimų rezultatus pastebėti, visi daugiau mažiau žino, kad vis tiek nieko ypatingo neįvyks, 5 procentų neperžengsi, na ir tada lauki dar 3 metus, kad galėtum tai pakartoti. Aš nebejoju, kad šiais metais bus lygiai taip pat, na bet kaip ir sakiau, aš esu priverstas rinktis ir renkuosi nuo blogiausio iki mano akimis geriausio pasirinkimo. Todėl baras yra ideali karjera, kai man bus kokie 80 metų. 8 vietoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tiesiai per viduriuką, kodėl 8 vietoje? Todėl, kad aš sunkiai įsivaizduoju, koks rinkėjas gali prognozuoti, numatyti, kaip atrodys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija po rinkimų. Kodėl? Todėl, kad tenai yra visiška košė. Tenai yra dalis buvusių frakcijos narių, tenai yra atėjusių dalis žmonių kartu su Vėgėle. Ten yra žmonių, pavyzdžiui, iš nacionalinio susivienimo, ten yra žmonių, pavyzdžiui, Stanislavas Buškevičius, kuris vadovavo Jaunai Lietuvai, ten yra Antanas Sireika, krepšinio treneris, ten yra Žydrūnas Savickas, stipruolis, kuris kažkada su Zuoku ėjo ir buvo už laisvės idėjas, dabar pasikeitė jo požiūris. Įdomiausia tai, kad pabuvęs pas Artūrą Zuoką, Žydrūnas Savickas nusprendžia stoti į dar liberalesnę partiją, tai yra Liberalų sąjūdį. 2015 metai, 15 minučių, Liberalų sąjūdžio nariu tapęs Žydrūnas Savickas ketina dalyvauti ir Seimo rinkimuose. Aš visada sakiau, kad Ramūnas Karbauskis yra tikras liberalas ir savo partiją priima tik liberalus. Ką darytumėt be laisvės? Ir jeigu taip žiūrėt, ten yra tiek daug pačių įvairiausių žmonių, kad kaip žmonės sureitinguoja šitą sąrašą, labai sunku spręsti. Jeigu jūs galvojate, kad tai bus kažkas panašaus į tuos laikus, kai buvo Skvernelio vyriausybė, tai jūs galite tai pamiršti. Iš viso sąraše yra 2 žmonės, kurie dirbo ministrais Skvernelio vyriausybėje ir vienas iš tų žmonių, Aurelijus Veryga, iš karto pasibaigus rinkimams susidės savo lagaminus ir išskris į Briuselį. Kitas iš tų žmonių yra Giedrius Surplys, kuris, sutikite, buvo žemės ūkio ministras, buvo vidaus reikalų viceministras, tai turbūt nebuvo ryškiausia žvaigždė ir įtakingiausias ministras Skvernelio vyriausybėje. Todėl, kai mes kalbam apie valstiečius, dar priminsiu, kad pats partijos pirmininkas, žmogus, kuris turi didžiausią įtaką savo rankose, net nedalyvauja rinkimuose. O tas bišas protingas. Aš puikiai suprantu, kodėl Ramūnas Karbauskis vengia dalyvauti rinkimuose, dėl to, kad tai yra susijęs su skaidrumu, tai yra susijęs su atsakymu į klausimus, kai jie kyla visuomenį, tai susijęs su batalijomis politinėmis, tai susijęs su jo verslais, rizikomis ir panašiai. Visada geriau turėti svertus savo rankose, partiją savo rankose, o visus kitus dalykus turėti kažkur nuo šalyje. Ir kai tau patogu, tu išlendi viešumą, kai tau nepatogu, tu sakai, ne, man jokių klausimų čia neuždavinėkit. Suprant, kaip pasakyti, aš manau, kad žmonės nenori labai daug primeluoti. Manau, kad ir su atsakomybė susiję, tai yra, manęs Seime nėra, jeigu ten kažkas bus blogo padaryta, vėlgi aš nekaltas, būčiau buvęs, būčiau išsprendęs, o dabar kreipkitės į tuos, kurie pridarė. Tai visi šitie dalykai yra aiškus, todėl aš sakau, kad kai tu balsuoji už valstiečius šiuose rinkimuose, tu perki katę maiše. Ir aš manau, kad bus labai daug, pirmiausia, nustebusių rinkimų dalyvių, nes aš manau, kad gali būti, pavyzdžiui, frakcija, kurioje bus labai daug Vėgėlės žmonių. Vėgėlė, vėlgi, paskutinis sąrašo numeris, eina į debatus, diskutuoja. Ne ginklai apgins Lietuvą, o žmonės apgins Lietuvą. Jeigu kartais atsitiktų nelaimė, tai yra karas. Todėl kalbėti apie labai didžiulės išlaidas ginkluotei, reikia suvokti, kad reikia telkti žmonės tam, kad jie tikrai norėtų ginti labiau net negu kad ginkluotis Lietuvai. Tai žinoma, karo metu svarbiausia žmonių noras ginti savo šalį, o tie ginklai nereikalingi. Aš jau įsivaizduoju, kaip beginkliai žmonės gina savo šalį modernaus karo atveju. Bet aš dabar į tai nesigilinsiu, aš tiesiog pratęsiu mintį, kad aišku, gali būti labai įvairių scenarijų po rinkimų, bet kaip ir sakiau,
Tai yra katė maiše. Aišku, kartais katė maiše yra geresnis variantas negu ten supuvęs smirdantis obuolys rankose, po kurio palietimo tau norisi tas rankas nusiplauti. Tai čia epizodo pradžioje buvę variantai, bet kartais yra geresnių variantų, bent jau mano akimis, negu katė maiše ir apie juos netrukus pasikalbėsim. 7 vietoje nacionalinis susivienimas. Prieš savaitę aš kalbėjau apie Vytautą Sinicą, nes to reikalavo epizodo kontekstas. Tai aš dabar nebesikartosiu, galbūt tik tai sau leisiu keletą pajuokavimų. Jūs sakote, labai gerai pasirodžiau paskutinėse debatuose, palaikau tautinę susivienimo sąrašą numeris 2, tai kad ne aš ten buvau, pasižiūrėkit jūs tik tai, kas netoks buvo, į mane labai panašus žmogus ir aš jau jums bandysiu jį parodyti. Va, žiūrėkit, va šitas žmogus yra labai panašus į mane, jis dalyvauja rinkimuose, o aš nedalyvauju rinkimuose, o jis yra Vytautas Sinica. O, dabar va matosi. Tai gerbėmiai, prašom nepainę žmonių, nes man tai nelabai patinka. Linkėjimai baltalietuviui su tokiu slapyvardžiu, jis tikrai galėtų būti nacionalinėme susivienime. Taip pat kalbant apie partizaninį marketingą, tai mieste atsirado štai tokių savadarbių ant A4 formato popieriaus lapų išspausdintų plakatų. Na ir jūs matote, tai yra žinomi aktoriai, kurie yra vaizduojami kaip nacionalinio susivienimo kandidatai. Bet rimtesnis klausimas turėtų būti, kaip jums atrodo, kas iš tikrųjų kandidatuoja nuo nacionalinio susivienimo. Vytautą Sinicą mes žinome. O kas yra 2, 3, 4 numeriai? Mes keliaujame į nacionalinio susivienimo tinklalapį ir galime tiesiog pasižiūrėti. 1 Vytautas Sinica, toliau 2 nurodyta energetika Almantas Stankūnas, 3 kultūra daktaras Marius Markuckas, 4 švietimas daktaras Kęstutis Dubnikas, 5 užsienio politika profesorius Vytautas Radžvilas, toliau Marius Parčiauskas, saugumas, susiekimas Julius Neviera, švietimas Neringa Paškevičienė, demokratija Laisvūnas Šapauskas, beje mano dėstytojas buvęs, ir 10 vieta kaimo plėtra Linas Karpavičius. Nebejotinai mokslo daktarų ir profesorių čia yra turbūt daugiau negu bet kuriam kitam sąraše, kalbant apie 1 penketuką ir 1 10. Bet man klausimas, be Sinicos ir be Radžvilo, kiek iš jūsų yra girdėję šios žmonės? Aš domiuosi politiką ir prisipažinsiu, vos vieną kitą buvau girdėjęs, man teko tiesiog pasigūglinti ir pasižiūrėti, kas jie tokie. Ir aš iki šiol nežinau, kas jie tokie, tai yra gali būti labai garbingi žmonės, labai protingi žmonės, na dėstytojai tai jau daug ką pasako, bet didžiausia problema rinkimuose, kad tam, jog tave kažkas pasirinktų, pirmiausia, turi tie žmonės žinoti, kad tu egzistuoji, turi turėti kažkokį santykį su tavimi. Tavęs gali kažkas nemėgti, bet turi būti tų, kurie tave mėgsta ir kurie tave remia. Jeigu tu esi niekam nežinomas, žmonėm tiesiog bus neįmanoma tavęs pasirinkti. Ir čia yra labai labai didelė problema. O dabar aš jūsų noriu paklausti, ar jūs žinote šitą žmogų? Pirmoji savaitė prieš pirmą išvažiavimą, tai buvo problema, kad mes pasidarėm plokštės ir jas atsišaudėm su paprastom kulkom ir mes labai džiaugiamės, kad tas kulkas sulaikė. Spėju, kad šitą žmogų atpažino daugiau mano žiūrovų, Šarūnas Jasiukevičius. 35 000 sekėjų Facebook'e, vėlgi žinomas dar kaip praeities žvalgas pagal savo kanalą. Na ir jeigu pasižiūrėtumėte, yra daug jo interviu skirtingose žiniasklaidos priemonėse. YouTube interviu su juo renka ir daugiau negu po 100 000 peržiūrų. Žmogus pasakojo, kaip jisai važiavo į Ukrainą, vėlgi kas jį seka socialiniuose tinkluose, jo atskirai pristatinėti man tikrai nereikia. Na, o kas neseka, tai reikėtų ilgai pasakoti. Ir man klausimas, štai aš iš Šarūno žinau, iš jo Facebook paskyros, kad jisai su nacionaliniu susivienimu kandidatuoja taip pat Seimo rinkimuose. Turbūt, kad turint galvoje nacionalinio susivienimo pagrindinį tikslą pritraukti kuo daugiau žmonių, kurie galėtų balsuoti, na, jam turėtų būti skirta pakankamai aukšta vieta. Aš pasižiūriu, kurgi jis yra sąraše, jis yra 20. Ir tada man kyla klausimas, tai iš tikrųjų, kaip galima tikėtis, kad žmonės atras politinę partiją, kai politinės partijos sąrašo pradžioje yra labai mažai, kam žinomi žmonės, arba dar kitaip suformuluosiu, labai siaurai auditorijai žinomi žmonės. Jūs sakysite, na, koks skirtumas, tai galbūt tai yra labai geri, labai protingi žmonės, na, rinkis, ką tau siūlo. O aš pasakysiu labai paprastai, man bus didžiausias liūdesys šiuose rinkimuose, jeigu nacionalinis susivienimas surinks, pavyzdžiui, 4%, na ir ant tos ribos nepateks į Seimą. Ne dėl to, kad labai nedaug trūko, o todėl, kad visi tie 4% proporcingai ne iš šiukšlių dėžę iškeliaus,
o proporcingai atiteks rinkimų laimėtojam. Ir labai tikėtina, kad didžioji šitų balsų dalis atiteks socialdemokratam, labai didelė dalis atiteks Žemaitaičiui ir aš labai stipriai abejoju, ar tie žmonės, kurie renkasi nacionalinį susivienimą, būtent tokius pasirinkimus darytų. Taip pat aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs manote, ar Lietuvoje turi būti atminimo lenta pulkininkui diplomatui Kaziui Škirpai? Aš beveik garantuoju, kad jeigu mes išeitume į Vilnių, aš jau nekalbu apie kitus Lietuvos miestus, o ypač kaimelius, ir paklaustume, kas yra Kazys Škirpa, labai daug žmonių tiesiog neatsakytų. O jeigu mes paklaustume tų, kurie žino, ar reikia memorialinės lentos ar nereikia, greičiausiai jie irgi nepateiktų tvirto atsakymo, nes tai nėra labai stipriai visuomeniai rūpintis klausimas. Vėlgi, jeigu mes parodytume štai šitas nuotraukas, galime į jas pasižiūrėti, tai yra nacionalinio susivienimo kandidatai, čia yra ponas Radžvilas, numeris 5 sąraše, čia yra numeris 2 sąraše, ir mes paklaustume, kaip jūs manote, kas čia vyksta. Turbūt daugelis sakytų, kad čia yra kažkokių nusikaltėlių sulaikymas, arba čia kažkokios riaušės, arba čia daroma kažkas nelegalaus. Visoje Europoje yra tokių partijų kaip nacionalinis susivienimas ir jeigu mes pasižiūrėtume į tendencijas, tai jos šiuo metu yra ant bangos. Ir kai žiūriu į nacionalinį susivienimą, aš labai stipriai abejoju, ar šita partija peržengs 5%. Ir aš labai norėčiau, kad jiems sektųsi, o ne kokiam nors ten taikos koalicijom ar panašiem dariniam. Bet kažkodėl šita partija tapo, tokių diskusijų klubu, politologų klubu, ten yra tikrai pakankamai daug smegenų, bet kažkodėl tie smegenys labai nesupranta paprastų praktinių dalykų. Tai yra, kad jeigu tu nori, kad žmonės tave matytų, jeigu tu nori, kad žmonės tave rinktųsi, pirmiausia, spręsk tas problemas, kurios iš tikrųjų aktualios pakankamai kiekiui žmonių. Pavyzdžiui, tu dedi šitą plakatą ir tu sakai, štai mes spręsime migracijos problemą. Lietuvoje migrantai taip neatrodo. Nėra taip, kad tu išeitum į Vilnių ir matytum aibę arabų. Jų yra kažkiek, bet tikrai netiek daug. Lietuvoje kur kas labiau migracijos problema susijusi su, pavyzdžiui, rusakalbiais, baltarusiais, ar rusais, ar iš Ukrainos atvykusiais pabėgėliais. Ir aišku, toks plakatas, jisai iš tikrųjų pirmiausia diktuoja klausimus susijusius su rasizmu, o ne su rimta problema. Ir jeigu tu nori pasiekti kuo didesnę masę žmonių, tai pirmiausia turbūt iš viso reikia pagalvoti, ar jiem atrodo, kad migracija yra problema numeris 1. Ar tu tiesiog nusprendai, kad pasimsi šitą problemą kaip savo šūkį ir šitas klausimas, taip kaip kitose Europos šalyse, kur tai yra žymiai didesnė problema, tave ant bangos išneš. Man atrodo, kad taip neatsitiks ir man atrodo, kad šiuo atveju gali atsitikti labai liūdnas reikalas. Jeigu per šiuos rinkimus nacionalinis susivienimas neišvažiuos į Seimą, aš labai stipriai abejoju, ar ateityje šita partija iš vis kokių nors šansų turės. Todėl, kad geresnės situacijos negu dabar, kalbant apie karą, kalbant apie migracijos klausimus, kalbant apie įvairias įtampas pasaulyje, geresnės situacijos tokiom politiniam jėgom nebus. Tai greičiausiai ir liks diskusijų klubas. 6. vieta Lietuvos žaliųjų partija. Tikrai tiek ilgai, kaip apie nacionalinį susivienimą nekalbėsiu, pataupysiu laiką. Manau, kad problematika labai panaši, tik tai kitoje spektro pusėje. Vėlgi pasirinkta tema, kuri aktuali visame pasaulyje. Tai yra žalioji politika, žalioji energetika. Vėlgi tai iš tikrųjų yra svarbi tema, bet kol kas skaičiai rodo, patirtis rodo, kad rezultatai rinkimų rodo, kad Lietuvoje ši tema rinkėjų kol kas neužkabina. Jeigu pasižiūrėtume į pasaulį, ypač jaunus žmonės, tai jiem tai rūpi vis labiau ir labiau, bet Lietuvoje panašu, kad kur kas yra didesnių problemų. Na ir šiuo atveju šiai partijai reikia labai aiškiai savo pasakyti, į kokį rinkėją mes taikom, ar tokių žmonių skaičius yra pakankamas, kad mus išrinktų. Jeigu tokių žmonių skaičius yra nepakankamas, kaip mes dar galime praplėsti savo rinkėjų ratą. Kitu atveju tai yra tiesiog vėlgi diskusijų klubas arba kažkas panašaus į visuomeninę organizaciją, kai tu rinkimus išnaudoji, tiesiog papasakoti apie štai žaliąją politiką, bet nesitikė niekada patekti į valdžią, kad galėtum tas problemas iš esmės, taip kaip tau atrodo, pradėti spręsti. 5. vietoje Laisvės partija. Vėlgi, kuo toliau, tuo paprasčiau viską paaiškinti, galima trumpiau kalbėti. Tai buvo mano pasirinkimas per praėjusius Seimo rinkimus. Pirmiausia, keli mane dalykai patraukė. Tai yra nauja politinė jėga, nors ten buvo tikrai daug jau anksčiau politikoje buvusių žmonių, bet taip pat atėjo ir daug jaunimo. Man atrodė, kad tai iš tikrųjų yra šansas jiem formuoti naują Lietuvos politikos veidą, naujus Lietuvos politikos standartus. Na, jie buvo pasiėmę keletą klausimų, kurie man taip pat atrodė pakankamai svarbus, galbūt nesvarbiausi, bet aš sakiau, kad vėlgi ateina jaunesnysis partneris į koaliciją
Na ir be jo neįmanoma sudaryti vyriausybės, jisai gali ateiti su keliais klausimais ir iškelti sąlygą, kad tie klausimai turi būti išspręsti. Žodžiu, pakankamai rimti svertai buvo koalicijos darbo pradžioje Laisvės partijos rankose. Ir kaip Laisvės partija tais svertais pasinaudojo. Aš atsimenu, prieš 4 metus, kai rašinėjau šį video, aš sakiau, kad Aušrinė Armonaitė labai gerai atrodo diskusijose. Ir dabar aš žiūriu debatus, ypač tie formatai, kur ten 4 pikti vyrai vieną Armonaitę pjauna, jinai atrodo labai puikiai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs buvote neprileistas prie vaikų ir vis dėlto nedėstėte toje mokykloje. Aš savanoriškai neprisileidau prie vaikų, nes sakiau, ačiū kad Dievui, man pedagoginio išsilavinimo nereikia. Nors vienas teisingas pasirinkimas. Gerai, ačiū. Čia visada yra tokia politiko dilema. Tai yra smagu, kai tu turi aštrų protą, aštrų liežuvį, gali juokingai atsakyti šmaikščiai, gali drąsiai kažkokią mintį savo įgarsinti, bet didžiausia bėda, kad tai problemų neišsprendžia. Tai gerai atrodo, tai gali patraukti rinkėją, bet Laisvės partija yra puikus pavyzdys, kai tu ateini, 4 metus dirbi ir išeini su šūkiu turime nebaigtų darbų, kitaip tariant, palikite mus ir per ateinančią kadenciją mes tos darbus pabaigsime. Bet kyla klausimas. Jeigu dabar, štai turėdama tokias sąlygas, partija negyvendino savo pažadų, kodėl per 4 metus ateinančius... Sunku patikėti. Šiuose rinkimuose Laisvės partija susidurs su problemomis, su kuriomis nebuvo susidūrusi prieš 4 metus. Tai yra naujumas išgaravo, tai yra vienas dalykas, reiškia, reikia surinkti vėlgi rinkėjų bazę ir perlipti 5%. Laisvės partija kol kas komunikuoja, kad nebejoja, jog taip atsitiks. Na, man bus įdomu tai pasižiūrėti. Beje, pasinaudosiu progą, Delfi rinkimų naktį aš komentuosiu, o paskui kitą rytą nuo 9 iki 10 žinių radijoje, o paskui nuo 12 LNK. Tai vėlgi pasižiūrėsiu, kaip mano paties įžvalgos, ar jos išsipildys ar neišsipildys, bet kalbant apie Laisvės partiją, ne tik tai 5% peržengti bus iššūkis. Kitas iššūkis bus tai, kad su Laisvės partija labai daug politinių partijų nenorės tiesiog dirbti. Ir čia yra klausimas, jeigu tu esi vienas laukia karys, tau padaryti gali būti didelius pokyčius labai sudėtinga. Vienintelis scenarius, kada Laisvės partija gali likti valdžioje, mano akimis, realistinis scenarius, tai yra, jeigu formuotųsi kažkas panašaus į dabartinę valdančią daugumą. Bet tada kiltų kitas klausimas. Tai jeigu per 4 metus ši valdančioji dauguma šių Laisvės partijai svarbių ir jos rinkėjams svarbių klausimų nesprendė, tai kodėl per kitus 4 metus tie klausimai turėtų būti sprendžiami? 4 vietoje socialdemokratai. Vėlgi, ką čia daug kalbėti, socialdemokratai Lietuvos nepriklausomos Lietuvos istorijoje valdžioje buvo ne vieną kartą. Vėlgi, skirtingai jiems sekėsi, buvo skirtingi premjerai. Na, o šiuo atveju mes galime turėti premjerę, tai yra Vilija Blinkevičiūtė. Atrodė viskas socialdemokratam tiesiog kaip asfaltų išasfaltuota, nenoriu sakyti kaip rožėm klota, nes rožės kartais turi labai aštrių spiglių. Na ir atrodė, kad tiesiog pravažiuos volų per tą asfaltą partija, turi prezidento palaikymą, turi populiarią lyderę, tačiau tos lyderės blaškymasis atsiranda tada Palucko kandidatūra kaip premjero, atsiranda labai daug rimtų abejonių, prasideda beje trintis ir tarp konkurentų, keli Karbauskio pareiškimai, Vilijos Blinkevičiūtės pareiškimas, kad tikrai nedirbs su Žemaitaičiu, konservatoriai vis dar kiša pagalius į ratus, sakydami, kad žiūrėkite, mes su jumis sudarysime koaliciją, nors aiškiai sako socialdemokratai, kad tai yra neįmanoma. Na ir tu matai, kad visa tai susijaukia pakankamai stipriai prieš rinkimus, vėlgi prisimenant praėjusius rinkimus, kai socdemam buvo prognozuojama pergalė, na, o jie patyrė pakankamai skaudų pralaimėjimą. Klausimas, kaip bus per šiuos rinkimus. Kągi, pagyvensim, pamatysim. 3 vietoje konservatoriai. Kaip matote, šiuose rinkimuose už juos nebalsuosiu, nors man visi sako, žiūrėkite, tu čia konservatorių nupirktas, kas yra visiškas absurdas. Jeigu pažiūrėtumėte, kiek esu daręs epizodų apie konservatorių vyriausybę, na, matyt, suprastumėte, kad ne mažiau negu dariau apie bet kokią kitą politinę partiją. Tai šiuo atveju konservatoriai yra labai neblogas pasirinkimas visiems, kurie nori stabilumo, kurie sako, kad gyvenimas keitėsi į gerą, tai buvo čia kažkokių sukrėtimų, buvo skandalų, bet viskas pakankamai gerai suvaldyta, mes pasitikime dabartinę valdžią ir nenorime per didelių pokyčių. Tai konservatoriai turi savo stabilų elektoratą ir aš nebejoju, kad jie stipriai nenukraujuos. Aš pats esu už tai, kad valdžioje pokytis vyktų, nes tam yra 2 rimtos priežastys. Pirmiausia, skaidrumas, tai yra atėjusi nauja valdžia, pasižiūri, ką darė senoji, pasižiūri įvairius
projektus, pasižiūri į įvairiausius kitus dalykus ir jeigu mato piktnaudžiavimų, jeigu mato, kad kažkas kažkur buvo padaryta blogai, visą tai kelia į viešumą, tikrai nepraleidžia progos pakritikuoti, tai yra demokratinio proceso esmė. Antras dalykas labai svarbus, tai yra rinkimai leidžia nuleisti garą visuomeniai. Tai vėlgi yra tam tikros grupės, kurios sako, žiūrėkite, konservatoriai labai blogi, va dabar ateis mūsų išrinkta valdžia ir viskas bus žymiai, žymiai geriau. Tai vėlgi galime tokią progą suteikti, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų viskas bus žymiai, žymiai geriau. Labai abejoju. Nors daugiamandatėje už konservatorius aš nebalsuosiu, tačiau aš turiu labai įdomią situaciją savo vienmandatėje. Tai yra ten, kur aš gyvenu, kandidatuoja du man labai gerai pažįstami asmenys. Tai yra dabartinis krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, kuris taip pat yra mano kaimynas, nekartą esam bendravę, ir Saulius Skvernelis, kurio komandoje aš dirbau, irgi su kuriuo esame nekartą bendravę ir po to, kai baigiau savo darbą ir visai neseniai, buvome susitikę, klausimas, ką rinktis. Tai vėlgi mano atsakymas čia yra labai paprastas. Ir vienas ir kitas kandidatas turi savų pliusų, bet aš ne iki galo suprantu, kodėl Saulius Skvernelis nusprendė pasirinkti būtent šitą vienmandatę apygardą. Tai yra, jis pats tai yra daug kartų sakęs, aš atsimenu iš sociologinių tyrimų, kai dirbau vyriausybėje ir kai dirbau jo komandoje ir kai dirbau jo rinkimų štabe, kad Saulius Skverneliui sekasi geriausiai, tai yra jo rinkėjas yra vidutiniuose miestuose, ne mažiausiuose kaimuose ir ne didmiesčiuose. Tai šiuo atveju Vilniuje jam bus labai labai sudėtinga nugalėti. O Laurynui atvirkščiai. Tai yra, kadangi šioje vienmandatėje apygardoje jau keletą rinkimų iš eilės laimė konservatoriai, tai buvo Algis Strelčiūnas, netgi, man atrodo, pirmuose turuose laimėjo, tai jam bus per lengva laimėti, jisai turėjo rinktis galbūt kažkokią kitą apygardą, kur galėtų labiau pakovoti, o šitą apygardą palikti kokiam nors kitam konservatoriui, kuris lengvai laimėtų. Dabar kokia keista situacija, tai yra krašto apsaugos ministras čia tikėtina labai nesunkiai laimės, na, o Saulius Skvernelis galbūt galėjo iškovoti papildomą mandatą savo partijai kažkur kitur, na, bet vėlgi turbūt pasirinko ten kandidatuoti, kur ir gyvena, prisimti rizikas, tai šiuo atveju tai yra jo paties pasirinkimas, aš vis dėlto manau, kad galbūt buvo galima pasirinkti ir kitaip. Kam rūpi tavo nuomonė? Na ir visiškai epizodo pabaiga, tai už ką aš balsuosiu šiuose rinkimuose ir aš pabandysiu savo pasirinkimą paaiškinti, iš karto įvardindamas ir antrą ir pirmą vietą, dėl to, kad vos tik tai aš įvardinsiu antrą vietą, pirmą vietą ir taip taps aiškiai pastebesniam žiūrovam. Tai aš turiu pasirinkimą tarp liberalų sąjūdžio ir tarp demokratų. Šiuo atveju vėl kalba apie Skvernelį. Kodėl aš pasilieku šitas dvi partijas? Todėl, kad aš manau, jog šios dvi partijos gali būti potencialios koalicijos partnerės socialdemokratam ir aš bendrai įsivaizduoju, kad turbūt geriausias įmanomas variantas, kalbant apie centro kairės koaliciją, tai ir būtų demokratai, socialdemokratai ir liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdis galėtų būti puikus saugiklis, nes liberalų sąjūdis nedirbtų nei su Karbauskiu, nei su Žemaitaičiu. Jeigu jiem visiems pavyktų surinkti pakankamai daug balsų tam, kad tokią koaliciją suformuotų, aš manau, kad ir ministrai pirmininkė, jeigu jie taptų Blinkevičiūtė, tai būtų mažiausiai galvos skausmo ir visai Lietuvai tai garantuotų pakankamai stabilius 4 metus. Aišku, niekad nežinai, kas laukia už kampo, kokia gali pasaulyje nauja krizė kilti. O, tik ne tai. Tai ką renkuosi aš? Abu variantai yra geri, bet mano sprendimą lemia dvi priežastys. Iš karto pasakau, aš renkuosi liberalų sąjūdį. Pirmiausia, todėl, kad ten antrų numerių kandidatuoja Virgilijus Alekna. Tai yra politikas, su kuriuo man teko nemažai bendrauti per šią kadenciją ir dėl paramos Ukrainai klausimų, bet svarbiausia, pavyzdžiui, Lietuvos futbolo federacijos pertvarkos klausimais, kurie ir įvyko. Tai yra žmogus, kuris yra drąsus, kuris tikrai padėjo ir aš jam galiu paprasčiausiai savo balsu padėkoti ir pasistengti, kad jisai ir kitos kadencijos Seime būtų. Na, o antra priežastis, man atrodo, taip pat yra labai svari. Tai yra be to, kad liberalų sąjūdis yra geras saugiklis ir geras partneris centro kairės vyriausybėje, bet lygiai taip pat, jeigu taip atsitiktų, kad vėl iš naujo susiformuotų dešinės vyriausybė, liberalų sąjūdis, kuo daugiau narių jisai turės, tuo geriau, taip pat gali čia puikiausiai dalyvauti. Mes nesame įsivardyję partijų, su kuriomis dirbtume, bet esame įsivardyję tas, su kuriomis nematytume bendro darbo ir aš manau, kad to pilnai pakanka mūsų rinkėjams, kad jie žinotų,
kad jie žinotų, kokios yra galimos perspektyvos. Žinoma, realus scenarius, kad 3 politinių partijų neužteks vyriausybei sudaryti nei centro kairėje, nei centro dešinėje. Na ir va tada bus labai įdomu pasižiūrėti, kas su kuo dirbs, ar gali susiformuoti vyriausybė, sakykime, iš socialdemokratų, valstiečių, demokratų ir Nemuno aušros. Aš manau, kad tai būtų vienas iš prasčiausių variantų, būtų užprogramuoti konfliktai. Daug politinių lyderių šitų partijų yra pasakę, kad vienas su kitu tikrai nedirbs, reikėtų keisti nuomonę. Na ir tikrai premjerui ar premjeriai, kuriai tektų vadovauti tokiai vyriausybei, nepavydžiu, nes ten vidinių konfliktų būtų nemažai. Tai vėlgi dabar spėlioti neverta, aš savo pasirinkimą jums pasakiau, tai yra tik mano pasirinkimas, šitas epizodas yra visiškai subjektyvi mano nuomonė, aš turiu teisę tokią nuomonę reikšti, aš tikrai negituoju jūsų rinktis taip pat, jūs kiekvienas turite savo galvą ant pečių, bet aš visiems, kurie manęs klausia, už ką tu balsuosi šiuose rinkimuose, atsakiau, na ir vėlgi po 4 metų aš galėsiu savo pasirinkimą, kaip ir šį kartą, įvertinti. Ačiū labai, kad pasižiūrėjote, balsuokite, eikite į rinkimus, darykite sąmoningus sprendimus ir keiskime Lietuvą į gerą. Iki.